Sveiki visi, šiandien servise 007 norim pademonstruoti Opel Zafira automobilį, 2013 metų modelis, 1,4 litro 4 cilindrų su turbina variklis, 103 kW galios, tikrai pakankamai dinamiškas, tuo pačiu ir ekonomiškas ir kas svarbiausia, tai kad puikiai važiuos su Landerenzo dujinė įranga. Trumpai apie pačius komponentus, tai yra sumontuotas didelio našumo Landerenzo LI10 turbo dujų reduktorius, dujinės fazės filtras, slėgio daviklis, skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas taipogi Landerenzo ir taipogi čia yra sumontuoti dujiniai purkštukai Landerenzo RB-I+. Pats valdymo blokas yra sumontuotas štai šitoje vietoje, prie pliusinės klemos išvestas saugiklis, tam, kad tech apžiūros metu galėtume pademonstruoti ir parodyti, kur jisai yra. Reikia paminėti, kad Landerenzo GEM koncernui tokių metų modeliams montavo originaliai dujinę įrangą, lygiai tokiais pačiais identiškais komponentais. Tai va, greta dirbtuvėse turim Opel Meriva automobilį, Opel Meriva B, irgi 1.4 turbo varikliukas, tiesa tik 88 kW, bet jisai yra lygiai tokia pačia dujinė įranga, kur atvyko į aptarnavimą po beveik 190 000 km. Tai 190 000 su gamyklinė sistema tikrai nėra mažai. Esame matę ir tokių rekordininkų, kur beveik 500 000 įveikia, be abejonės tai paprastai vyksta užsienyje su kur kas kokybiškesnėm ir švaresnėm dujom. Tai čia Lietuvoje automobilis 5 beveik metų, tai tikrai labai neblogai, viskas tarnauja, bus suremontuota, aptarnauta ir toliau galės tos kilometrus savo rinkti. Grįžtant prie Zafiros, reikia vėlgi aišku paminėti, kad visi dujinės įrangos darbai servise 007, kaip jau ir įprasta, ir visada yra atliekami pagal gamintojo standartus ir reikalavimus. Tai reiškia, kad yra naudojamos kokybiškiausios rinkoje medžiagos. Lygiai tie patys standartai yra taikomi montuojant į automobilius, į dujinę įrangą į visiškai naujus automobilius. Tai yra naudojamos kokybiškos sąvaržos, jungtis, žarnos, dujinės įrangos laidynas, vėlgi adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui. Visus laidus sugrupuojant, įvelkant į apsauginės gofras ir jas papildomai izoliuojant. Lygiai taip pat yra padaryti visi laidai variklio skyriuje, be abejonės kiekvienas kontaktas yra lituojamas, apsaugomas termokendrikais su klijais. Tam, kad nebūtų jokių problemų ateityje. Tai tiek apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką. Čia sumontuojam nestandartinį kvadratinį, o apvalų. Ir jisai montuojamas štai čia. Kaip matot, durelės taip gražiai užsidengia. Ir jisai toksai lieka matomoje zonoje. Pirštu lengva jį pasiekti, matyt. Iš tikrųjų labai patogi vieta, labai gražiai atrodo. Tikrai niekam nesimaišo. Na, vienintelis iššūkis, prie ko reikia prieiti, tai yra dujų balionas. Iš principo, Opel Zafira automobilis turi dvi be abejonės papildomai vietas, todėl balioną reikia montuoti apačioje išorėje, specialiai tam skirtą balioną. Bet čia turim kiek įdomesnį variantą, nes čia yra elektrinis rankinis ir yra apačioje stabilizatoriaus mechanizmas kartu su rankinio per vidurį to atsarginio rato vietos. Tai čia yra sumontuotas, aš pridėsiu nuotraukas, pamatysit, cilindrinis tarp tų šoninių balkių 91 cm ilgio ir 244 cm diametro cilindriukas, toksai nedidukas. Ir jisai yra 40 litrų. Tai jisai atitinka visus tech apžiūros standartus, atstumą iki žemės, iki išmetimo sistemos, tam, kad nekeltų jokių problemų rūpesčių, papildomai padengtas antikoroziniam dangom. Tai va toks šiek tiek neįprastas variantas, kas nėra visiškai standartinis ir dažnai pasitaikantis. Šiaip įprastų variantų, kai ten yra daug vietos, tai mes montuojam beveik 69 litrų dujų balioną atsarginio rato vietai. Na, čia turim pildymą prie benzino užpildymo vietos, be abejonės mes viską atsidarom ir užsidarom labai patogiai, nereikia mums nei lenktis, nei gramdyti. Bet kaip čia matom purvus, taip matom sniegą dažniausiai, tai jeigu čia padaryti užpildymo vietą, na tai nėra nei gražu, nei patogu, jo labiau reikia kas kartą gramdyti smėlį arba ledą, kai norit atsisukti kamštelį ir užsipildyti. Čia įsisukam perėjimą, kurį mes duodam, atliekam pildymą, atliekam pildymą, viską uždarom. Labai tikrai patogu, estetiška, paprasta ir taip toliau. Tai va, tai tiek apie Opel Zafira ir kokybišką Landerenzo dujinę įrangą. Jeigu yra klausimų, klauskit. Na, o tiem, kas nori kokybiškai susimontuoti sistemą, kontaktuokit, mielai padėsim. Ačiū.